Viskas buvo nudažyta milteliniu būdu. Naujas diskelis, flame dizainas, bet turiu vieną bėdelę. Kažkoks yra keistas polinkis. Alkūnė net garuoja. Nu va, visos dienelės toks darbas, suskirtas blokas. Gerai, draugai, Motorolerio projektas toliau sėkmingai juda. Visur čia lakstau Utenoj, ieškau detalių, viską refreshinu ir dabar turim tokį rezultatą. Tai ratukai, rėmas, rėmo galinė dalis, viskas buvo nusmeliuota ir nudažyta milteliniu būdu. Ratų spalvą išsirinkau va tokią gražią mėlyną ir žinoma užmontavau visiškai naujas padangas. Čia yra mitas padangėlės, turėtų būti labai fainos. Nėra, kad prieš smeliuodamas ir dažydamas nepadarė šitą reikalą. Dabar aikštelį tvarkom. Eina! Da biškį. Nebedaug lyga. Kaip naujas veiksmės. Opa! Žyda, žinot. Rėmas irgi yra nusmeliuotas ir nudažytas juodai, dar net nespėjau išsipakuoti, tai dabar tai ir galėsim padaryti. Ir dabar turiu dar vieną dilemą. Senas variklis, aš jį bandžiau čia visokiam chemijom atplauti, vežiau ir į garažiuką, ir namie buvau prisipirkęs visokių variklinių chemijų. Nu ir jisai visai atrodo neblogai, kaip ir galima viską būtų rinkti, bet aš galvoju, kad šitą bildą, kadangi reikia iš vis padaryti fresh, matot, ir vidus ne visiškai tobulai išsivalė. Tai susiradau Vilniuje įmonę. Reiktų nesmeliuoti, o yra stikliavimo būdas. Jie, kaip suprantu, nesuspaustą smėlį, o stiklą pučia ir tada viskas gražiai atsivalo ir tada būna viskas kaip nauja. Tai gal reiktų nuvežti ir nustikliuoti tą variklį. Tada čia dar turiu pasidėjęs irgi detalių, kurios irgi važiuos dažytis milteliais. Radiatoriaus dangtis, pompa irgi tokia iš senovės, aišku, yra šiek tiek pagrįžiota, bet gal nieko tokio. Pabandom išsipakuoti šitą rėmą, pasižiūrėsim, kaip jisai čia nudažytas, turėtų šiaip tai viskas būtų nice. Paprašiau, kad rėmo numerio irgi nenusmeliuotų ir nenudažytų, kad technikinė nebūtų problemų. Ir kol blokas realiai stikliuosis, būtų galima susirinkti jau priekinės šakes, į priekinį ratą įdėti naujus guoliukus, nu va, ir pabiškį judėti. Labai noriu jau variklį konstruoti, bet šiek tiek reikia kantrybės, viskas tikrai gerai pasidarytų. Nu, o dabar įsipakuojam tą rėmą, pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. Nuvaratai, rėmas yra viskas gražiai nudažyta. Rėmo numeris irgi lyg tvarkoj buvo užklijuotas, tai rėmo numeris toliau gerai matosi. Čia viskas fresh. Visus sriegius buvau susukęs varžtais, dabar aišku viską reiks išimti, bet sriegiai bus sveiki ir gyvi. Guoliavietė matau viršutinė šiek tiek uždažyta. Tai tokie įdomus reikalai, kol kas viskas gaunasi neblogai. Dabar žiūriu, kad šitas ekstra duslintuvas irgi, nu toks negražiai parudėjęs, blemo, jau tokiam bildui kažkaip nelabai tiktų. Bet pas mane ant Rexo uždėtas kelių metų senumo duslintuvas ir jisai tikrai dar atrodo kaip naujas. Gal teks šiek tiek padaryti mainus, šitą duslintuvą atvalyti. Dėl įdomumo, ar įmanoma atvalyti su kokiu nors baisiu valikliu. Esu taip savo Kawasakio duslintuvo valęs ir visai neblogai nuima rudis. Galėsim padaryti ir tai, bet paskui ko gero reiks sukeisti juos. Nu va, tai toliau viską valomės, tvarkom, dar vežam porą detalių dažyti ir po biškį pradėsim viską rankioti. Taip, pabiškai mums viskas čia konstruojasi. Įdėjau šakes.
Šakės labai smagiai atsivaliau, nusėmiau salnikus, viską išpučiau, viduje labai nebuvo daug blogybės. Į tuos pačius salnikėlius labai gerai išvaliau ir sudėjau atgal, šiek tiek palubinau. Čia irgi užklijavau naują plėvelę juodą, nes ta buvo padaužyta. Guoliukus irgi gerai sutepiau ir viską sudėjau. Ir dabar, kol variklio neturiu, galvoju, kad visą frontendą galiu tvarkyti. Tai reikia atsinešti priekinių ratų į guoliukus. Dėjau juos į šaldytuvą, turėtų jau būti šalia, galėsim įkalt guolius ir įdėti priekinį ratą. Daug visokių dalykų yra ir be variklio, daug visokių smulkmenų, vairas, stabdžiai, pravodkė. Tiek viską reikia neskubant gražiai susidėti, kad viskas būtų savo vietose. Gerai, nauji guoliai suėjo kaip daina. Šiek tiek pašaldžiau šaldytuvę, tai lengvai lindo, šiek tiek pakaliau. Šiaip senas geras hakas yra naudoti senus guolius, užsidedi ant viršaus ant naujo ir tada bum sukali viską. Tada pasiemi kokią nors galvutę ir irgi pakali ir jis atsistoja į savo vietą. Šiaip faina laukta akimirka, turiu naują Motomasterių diską. Ir uždėsiu roksui tiek priekį, tiek gale. Tai dabar, kadangi planuoju ratą dėti ant amortizatorių, galima užsidėti ir diskelį. Naujas diskelis, flame dizainas, kaip ir ant visų modų dedam, turėtų smagiai stabdyti, ant reksiuko irgi tarp kitko priekį uždėjau, tai dabar stabdis neblogas, kadangi šitam motorolerį turim ir naujas kaladėlės, tai gal net išeis ir pastopin. Dedam ir žiūrim. Pradėjau vakarą šitą diską sukti. Žiūriu, kad ne visai varžtas eina į skylę. Po smėliavimo srėgėje palikta pilna smėlio buvo, skylė buvo neužkimšta aišku. Ir gavau važiuoti į Virtą, nusipirkti srėgiklių. Priekiniam rate labai įdomus srėgis, M10 ant 125 žingsnio. Tai gavau nusipirkti specialų srėgiklį, kurio niekur nebuvo daugiau ar mažiau. Dabar srėgiukai yra išvalyti, nu ir galima gražiai su klijais prisisuktą priekinį diskiuką. Taip pat dar vakar į Mokvežą nuvažiavau, prisipirkau visokių varžčiukų, kad viskas susisuktų fresh. Nu tai dedam tą diską ir įdedam ratą į jau rėmą. Utena, sudėjau priekinį ratą į rėmą ir spėjau dar į kirpyklą sulakstyti. Dabar galim tęsti darbus. Žodžiu, dabar bus daug valymo visokių darbų. Galima uždėti priekinę stabdžių sistemą, galima uždėti standartinį vairą, galima uždėti spinelį, pipsiką, po biškį valytis, pravodkį irgi dėti. Kadangi taip švariai, gražiai viską tvarkingai noriu rinktis, tai kiekviena detalė pareikalaus šiek tiek ir pavalymo ir kito pašlifavimo. Gerai, po biškį renkasi tas motoroleris, uždėjau vairą, uždėjau priekinius stabdžius, pipsiką, spinelę, viską po biškį čia gražiai valausi. Bet turiu vieną bėdelę. Pradėjau dėti šitą skersinukai į rėmą. Ir man kažkaip geometrija ne iki galo patinka, todėl įdėjau bloką, uždėjau ratą, dabar žiūrinėjau, kad variklis ne visai stovi tiesiai ant šito rėmo. Nežinau, ar per video čia matosi, bet kažkoks yra keistas polinkis. Tai manau, reikia apsilankyti pas žmonės, kurie daro rėmus, kurie tikrina geometrijas ir pasakys, ar čia dar sutvarkomas reikalas, ar jau šitam motoroleriui kažkas stipriai negerai. Biški nervuoja tokie dalykai, kadangi šitą motorolerį pirkau visai išardytą, buvo tik rėmas, blokas
atskirai, tai kažkaip ir sunku pamatyti tokius dalykus, kol nepradedi dėti rėmo į variklį. Tai nežinau, tikiuosi išsispręs, tikiuosi Utenos auksarankiai mums padės ir galėsim toliau tęsti darbus. Nu ką, pabandžiau duslintuvą atplauti su senu geru Harpiku Power Plus Max 10. Šitas daiktas neblogai ima iš tikrųjų rudis. Ir duslintuvas gavosi maždaug taip. Visai nieko nusiplovė, bet vat liko visokių tokių vietų, kurios jau niekad nebepaima. Bet manau, kaip reksiukui, čia bus labai neblogas duslintuvas. O tą naujesnį vešim Onroxą. O tokį Onroxą nenorim dėti. Ir dabar baisiai audra užėjo dar kol valiau duslintuvą. Tai žodžiu, tokie reikalai. Varysiu dar pas Silevičių, pasimsiu likusias detalės. Na, kaip galite suprasti, atsiradau vėl Vilniuje ir kadangi telefonas prisijungia prie CarPlay'aus, garsas neįsirašė. Tai va, tai nuvariau pas Silevičių pasimti dar likusių detalių ir iš karto išvežiau bloką į stikliavimą. Atvažiavau į tokią vat įmonę NREPA, kurie ir specializuojasi aliuminio detalių stikliavimu. Ir iš tikrųjų bloką labai greitai padarė, gal per porą dienų. Ir aš jį pasiėmiau ir pažiūrėkit, koks yra gražus rezultatas. Na ir pasiėmęs aš tą visą bloką, išvažiavau vėl į Uteną tęsti darbus. Nu ką, kaip jaunimas pasakytų, nauja diena, naujos galimybės, vėl grįžau į Uteną. Tai parsivežiau aš tą variklio bloką, nu tai va, pasižiūrėkit, koks jisai dabar gražus, visas išstikliuotas, išvalytas, detalės švarios ir bus labai gera krapštytis. Žmogus man net perkalė šitos guoliukus, dabar jie irgi visiškai yra nauji. Sakė šiek tiek dar pasitvarkyti sriegius, pereiti su sriegikliu ir išpūsti likusias nereikalingas dalelytės, jeigu ten jų dar yra. Bet šiaip tai viskas jau dabar atrodo super. Nu, o dabar šita problema. Yra paklupus šita vietelė. Šitie varžtai, kur statosi čia, yra keistai išgrindinti. Nežinau, ar čia viskas gerai per kamerą matosi, bet žodžiu, variklis stovi šiek tiek taip ir dar ta kryptimi yra pasviręs į tą pusę. Tai va, Utenoje yra gerų žmonių, kurie tvarko motociklų rėmus, tvarko geometrijas, bet parašiau, kad turiu tokią bėdą ir sako, motorolerio dėja sutvarkyti negalim. Tai šitas motoroleris nuvarys mane į kapus, bet matau, kad reikia kito rėmo. Šitas rėmas yra tvarkingas su dokumentais, bet yra linkęs, tai dabar reikia kito rėmo. Reikia, kad būtų tiesus, švarus. O šitas rėmas yra jau nusmeliuotas ir nudažytas milteliais. Tai labai gaila ir pinigų, ir laiko, ir važinėjimo pirmyn atgal, bet projektai niekada lengvai nevyksta, nieko nepadarysi, toks gyvenimas. Reikia sukast dantis, vis tiek dirbti, krapštytis ir rezultatas vis tiek bus geras. Tai dabar, kol prie to rėmo kaip ir negaliu ką daryti ir parsivežiau labai švarų ir gražų bloką, manau, kad šiuo kartu galima susirinkti visą varikliuką. Turiu pasidėjęs jau guoliukus, va išsipakavau SKF C4. Reikia susirasti alkūnę, viską dėti į šaldytuvą ir galėsim šiandien pradėti komplektuoti varikliuką, viską naujom detalėm. Kadangi variklis jau bus visas naujas, visas gražus, tai tikrai rasim kažkokį rėmą, kur jį panaudoti. Einam toliau dirbti, einam krapštyti, sprendžiam problemas ir viskas bus gerai. Na, darbo vieta apsivalyta, pasitvarkyta ir varikliukas jau padėtas ant stalo gražiai. Išsivaliau visus sriegius tvarkingai. Špilkas dar patikrinau, ar gerai priverštos. Guoliai ir alkūnė jau šaldiklyje. Tai galim pradėti nuo to, kad įsimetam guoliukus į bloką. Reikia bloką gerai pašildyti, guoliai šalti, turėtų lengvai lyst. Paskui uždėsim alkūnę, suskirsim variklį. Reikia pasižiūrėti, ar turim hermetiko gero. Reikia pasiruošti irgi dvitakčių tepaliuko ir judėsim į priekį. Pradedam bloko šildymo procesą. Gerai, viena pusė sėkmingai lindo, viskas gražiai sukosi. Nevaidinsiu, kad čia labai lengvai lindo, reikėjo šiek tiek pakalt. Matyt, per mažai pašaldžiau arba pakaitinau. Dabar šildau kitą pusę ir dėsim guoliuką čia. Va, šitas labai gerai ėjo iš karto, be jokių problemų. Kadangi šitie guoliukai yra SKF C4, jie ten turi tokį plasmasinį reikalą tarp šratų ir kaip ir negalima kaitinti guolio. Pirmą įdedi guolius, tada atšaldai alkūnę gerai ir tada alkūnė turėtų įlysti į guolius. Bet aš kažkaip iš praktikos abejoju, kad viskas čia taip lengvai įsileis, bet mačiau įdomų būdą internete. Chebra uždeda va tokią galvutę, sakykim, prideda prie to vidinio žiedo ir tada šildo viską taip. Kas gaunasi, kad vidinis žiedas tiesiog šiek tiek pasiplečia, nu ir tada lengviau įlysti alkūniai.
Nu, hermetiko yra užtepta. Dabar pabandom tokį metodą šiek tiek pašildyti vidurinį žiedą ir bandom kalt alkūnę. Varžtukai va paruošti. Naudosiu originalius bloko varžtus, o iš tos pasidėjau ilgesnius, jeigu reikės šiek tiek pritempti. Alkūnė net garuoja. Nu, pabiškį skyriau ir suskyriau ir panašu, kad čia dabar viskas fainai vaikšto. Smagu būtų turėti tą specialų įrankį. Žiūrėjau manualę, kad yra įrankis alkūnį gražiai presuoti, bet tokį įrankį, kai neturi, nu, tai reikia šiek tiek plaktuku, šiek tiek varžtais, pabiškį suki ir tas blokas taukšt ir gražiai atsistoja į savo vietą. Alkūnė dabar sukasi, dabar kol mūsų hermetikas pabiškį kietėja, parašyta, kad 24 valandos iki pilno sukietėjimo. Čia šiek tiek apvaliau, aišku, jisai ten nuo karščio viduje sudegs kur reiks, bet dabar galim uždėti salnikėlius. Šitos pusės salnikėlis irgi įsidėjo. Tikiuosi ne per giliai kažkaip įkaliau, bet jisai ten gražiai atsigula ant tokio kantuko. Tai panašu, kad viskas ok. Tai dabar varikliukas jau su salnikėliai, su guoliais, sukasi viskas gražiai. Nešamės grupę. Galima dėti grupę po biškelį. Magiai konstruojasi, bet blemus talkūnė, tai visada kažkaip sudėtinga man. Nu, bet kai sukasi, tai sukasi. Viskas reiškia gerai yra. Taip, grupė yra du žiedeliai, vienas juodas, kitas chrominės, tai juodą dedam į apačią ir rodiklytė čia nurodo, kaip turi statyti stūmoklis, į viršų ar į apačią. Apačia yra išmetimas. Taip, toliau galim pasidaryti šitą pusę. Tepalo pompos jau nebededam. Niekada ir nedėjom, nes niekada ją ir nepasitikim. Kūrą maišom patys, mixing gas, kicking gas. Ir va, tai dedam degimą, dedam magnečiuką. Gerai, sudegimo pusė buvo viskas susitvarkyta, viskas čia gražiai susisuko, susidėjo, ten naują tarpinį įdėjau. Dangtelis kol kas yra dažykloje, turiu jam visą ir geriam komplektuką vandens pompai. Tai dabar galime eiti prie kitų reikalų ir susidėti lepeštokus. Turim va naujus lepeštokus, turim karboninius lapelius, naują kolektorių ir viską galim dabar susukti čia. Paprasti lepeštokai ir karboniniai lepeštokai.
Namelis pastatytas, viskas gražiai susuko, paskui galėsim ir karburatorių užmesti, tik tai reikia ten dar pasižiūrėti žiklerį. Dabar galvoju atsinešti visą variatoriaus sankabos pusę. Aš turiu ir starterį, tai starteriuką galima prisukti. Pabandyti prisukti visą tą bendeksą, nežinau, gal trūks ko nors, gal ne. Visą dieną jau šiandien prie variklio darbinėjusi. Nuo pietų pradėjau, kas jau 6-7 valandas. Viskas šiaip po biškį, po truputėlį. Labai smagi puzlė, labai smagus lego. Tik tikėkime, aišku, kad užsives ir važiuos dar. Senai jau starterį motorolerį buvau įmontavęs, turim naują. Pasižiūrėjom, kaip dabar viduje viskas susideda. Reikia pažiūrėti pagal manualą, ten viskas gana aiškiai parodyta. Viskas aiškiai parodyta, kur kokia detalė reikalinga. Jaučiu ir patys naudojatės, bet jeigu kam nors reikia manualą, parašykite, atsiųsiu. Starterio visi reikalai susidėjo, nebuvo labai sudėtinga ir visas tas detalės gali gauti naujas. Tai va susidėjo ir starteris, ir bendeksas, ir visi šitie reikalai. Ir variklis savo sukasi. Geras reikalas, jeigu čia vyksta starteris, nereiks tos kojelės pastovi daužyti, brakš prie jį, užsivedė ir nuvažiuoji. Smagu, fainai, kaip ir turėtų būti standartinė motoroleriai. Galim pereiti dabar tada prie sankabos. Reikės didžiąją spiruoklę uždėti iš multivaro. Yra tokia balta vidurinė. Įdėsim jau čia ir šitos varelius, viską dabar sudėsim tą, ką turim, o jau paskui reguliuojantis kažkaip jau reiks pagalvoti, kaip ten ką daryti ir ko norisi iš to motorolerio. Nu va, visos dienelės toks darbas, suskirtas blokas, įdėtas cilindras, uždėtas variatorius, uždėtas sankaba ir karburatorėlį dar uždėjau. Čia viskas tvarkoj, čia irgi viskas ok. Su varikliu liko tokios detalės, kad yra dažomas variatorius, yra dažomas degimo dangtelis. Reikia pažiūrėti karburatoriui, koks dabar originalus žikleris įdėtas ir tada pagalvosim įdėti ar didesnį ar mažesnį. Nu ir va, ir dabar didžiausia problema lieka rėmas. Aišku, ant šito rėmo kaip ir būtų galima uždėti variklį, užsivesti, sakykime, pažiūrėti, apkatkę lengvą pabirbinti. Tai reiks pagalvoti, ką daryti su šito klausimu. Bet manau, kad reiktų ieškoti tiesiog kito rėmo. Baigėsi, žodžiu, mano kameroje net kortelė. Tai va, ką sakiau, reiktų rasti rėmą, įdėti variklį ir tada jau susirinkti viską, nes yra ir naujas šviežias plasmasės, uždėti radiatorių šlangas, elektronika visą, žodžiu, dar bus daug veiksmo. Tai manau, kad šiam kartui tiek. Tai kitoje dalyje jau tikiuosi bus geros naujienos, bus kažkas išspręsta su rėmu. Motoras pagaliau užsikurs ir eisim link to, kad jau būtų galima paraidinti. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, susitiksim kitam.